Laidą Vienam gale kablys remia Okuma. Įkvėpti žvejybai. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes vėl prie Nemuno Skirvytės, trečia krantinė pradžia, kur žmonių nėra, kažkodėl visi gaudo ten. O mes kartu su kolega Aliuku bandysim pačioj pradžiai, nes bet kokiu atveju reikia tyrinėti labai daug vietų. Šiemet čia vėl vyks Lietuvos čempionato porą etapų, po to, kas įdomiausiai, vyks didžiausios turbūt šventė ir didžiausios varžybos, tai yra tandemas. Ir po to, kitais metais, Skirvytėje antros, trečios krantinės laukia pasaulio dugninės meškerės čempionatas. Suvažiuos visi olandai, prancūzai, belgai, ten visi ispanai. Ir be abejo mes, kaip sportininkai, turim daug dirbti, treniruotis, aiškintis, kokios žuvis, kaip kimba, kodėl kimba, kad paruošti Lietuvos rinktinę geram startui kitais metais Liepos mėnesį. Tai va, kaip sakiau, šita vieta iš viso negaudyta, nes visi žvėjai gaudo iki pusės trečios betoninės krantinės. Tai mes čia šiandien pabandysim pagauti vieną kitą karšį ir aišku, šiandien Okumų testas. Meškerės skirtingų gramacijų, skirtingiam atstumam, rytės, apie tai šiandien būtinai aš papasakosiu ir žvejybos eigoje, ir po žvejybos apžvelgsim, kokios meškerės geriausios Nemunui, ne tik Skirvytėje, bet ir Atmatai, ir pačiam Nemunui, Jurbarkas, Birštonas ir visur kitur, nes tai yra srovinės meškerės ir 8K Okuma šiemet išleido tikrai gerus variantus, aš jau juos pabandęs. Tikrai apie jos daug žinau, tai ir pasidalinsiu mintim. Na, dabar startas, kai visą laiką reikės jaukinti, bandyti prisikviesti žuvį, kaip sakiau, čia niekada negaudyta, niekas čia nieko nežino ir aš tuo labiau. Tai masalų, kaip matot, turim daug, aš netrukus juos uždarysiu, nepykit, nes saulė, 30 laipsnių. Tai ačiū Liudui Saikauskai už mūsų masalus. Visada mūsų laida turi pačius šviežiausius, gyviausius, pikčiausius masalus ir būtent iš Liudo žvejo pasaulio. Labai nedaug kirptų kukurūziukų, kurie gali prikviesti žuvį ne į košę, o į gabaliukus. Šiaip pradžiai startuosiu labai atsargiai, jaukinsiu nedaug, nes neaišku, kokia žuvis, kiek jos yra. Ir jeigu čia jos yra nedaug, iš karto ją užmaitinti ir peršerti gal ir neverta. Dėl to po truputį viską dėsim. Po labai nedaug, po keletą gabaliukų slieko, keletą kasteriukų, keletą kukurūziukų. Ir bandysim išlaukti, o po to, jeigu žuvis ateis, tada jau bandysim ją išlaikyti. Užsidarom dėžutės visas, kad čia nepabėgtų mums niekas. Ir sudarom užuolaidą, kad neužkaistų viskas. Ops. Ops. Tai va, į vieną šėriklėlę va taip va, labai kultūringai, nedaug, po keletą gabaliukų visko, taip va gražiai, ir porą kasteriukų. Ir taip kokias 7 šėriklas. Ir daugiau neduosim kol kas. Gerai būtų neatšaukti pirmas šėriklas. Valandą laiko gaudom, permetimai, kol kas tema neveikia, tema buvo pradinė kasteris, tai yra skandintas su šiek tiek karpytos slieko. Dabar pabandysiu paduoti maltą kukurūzą, kelias
pilnas praktiškai šėryklas, pažiūrėsim, kas iš to bus. Nes variantas toksai būna, kad, pavyzdžiui, kažkur žuvis gali būti toliau ir, pavyzdžiui, tas maltas kukurūzas, tu jį tiesiog varai į pašarą, tokią košę, 1, 2, 3 šėryklas. Aišku, jis ten kažkokio maistingumo neturi, bet geltonas šleifas kartais atkreipia praplaukiančio žuvies dėmesį. Tai pažiūrim, kas šiandien turėtų būti ir po to nuspręsim, ar dirba ar ne. Opa, po 3 šėryklų kukurūzą, kaip sakiau, kažkas rimta. Bet toks kibimas, aš manau, kad sazaniukas buvo. Taip ir yra. Žiūrėkit, kaip meškerė linkia. Aišku, meškerė turi būti už nugaros, kad pereit pra visas tas parandės. Didžiulė žuvis. Didžiulė žuvis. Didžiulė žuvis. Didžiulė žuvis. Nu į kur lendi tenai? 0,14 pavadėlis. Kas ten? Nedidelis sazaniukas. Kaip nedidelis? Gražus. Sliekutį paėmė. Na. Jėzus, kur tu plauki tenai? Man nereik tave žuliese. Ja. Nu va. Tokio grožio žuveliuokas, nemuninis. Va, koksai grožis. Bet pagal dydį teisingas, 40 tikrai yra. Juhu. Sugalvok tu man pradėti gaudyti sazaniukus. Opa. Vėl turiu žuvytę atsistoti reikia, nes čia pakankamai didelė parandė. Kai ne tokia žuvis aš gaudau šiandien visas. Karosas, didžiulis. Opapa. Nu va, puikiai meškerė tvarkosi. Žiūrėkit, kai gražiai atidirbinėja meškerė, pavadėlis plonytis. Bet va, būtent linkis meškerės ir daro visą tai, kad ištrauktumėm plonų pavadžių stambesnį žuvį. O pavadės 0,1. O karosas gražus. Jeigu nekimba karšiai, reikia gaudyti viską, kas kimba. Koksai nemuninis. Superinis, ne? Fainas. Kaip gerai. Alikas šiandien turi tikslą gaudyti smulkę žuvį. Nes mums reikia įsiaiškinti per varžybas, ką reikia gaudyti. Iš tikrųjų, aš šiandien sėdėsiu ant stambios, stengsiuosi dirbti dideliais masalais, o Alikas gaudo tempę mažą koją.
Kas čia vėl žuveliokas? Kodėl atsistojus reikia traukti, visiems atrodo gal keistai, dėl to, kad čia labai žiauri parandė yra ir mums reikia per ją perlipti. O žiauri parandė tai yra vadinamas šlaitas. Ir aišku, žuvis lenda visas į žolynas, nes jos nedurnas. Ojojoj, kas čia toks? Karuosas, bet tai kokio dydžio ir žoliai linda. Nu jo, tarp žolių čia netaip lengva gaudyt. Tik čia. Opa. Nu ką darysi, kartais ir taip reikia. Nors per varžybas neužskaitytų žuvies, nes negalime išeiti iš platformos. Tai va, čia jeigu tavo platforma stovi, tai tu į priekį negali eiti. Tai tada reikėtų jau naglai traukti kažkaip tai, bet dėl kadro, aišku, geriau nusileidži žemyn. Apa. Dar vienas karosėlis, bet kokie aršos, nėra tokie dideli, kad pasakyčiau, kad tokie nemunė, ojoj, didelį jie būtų, bet nemunė iš konstravės ir nutraukė dar kablį mum. Tai čia gerai, kad aš tenai palipau. Nėra jie super didelį, bet tai jėgos kiek turi. Oho. Karasėlis, nemuninis. Nu ką, nėra karšių gaudom, tai kas kimba? Nu ką, 3 žuvis per 3 valandas. Nepasakysiu, kad čia labai man patinkantis rezultatas. Bet aišku, per varžybas bus kitaip, bus... Kiek čia planuoja būti? 135 žmonės. Abidvi lygos. Kaip jau sakiau, laidos pradžiai tam, kad kuo daugiau surinkti informacijos per varžybas, kaip elgtis, kaip gaudyti, ant ko gaudyti. Po to, aišku, visi po tų varžybų turės papasakoti rinktinės vadovam, kodėl gaudė, kaip gaudė ir kodėl pagavo, kas geriausiai pagaus. Tada bus daromas išvados, tada rinktinė treniruosis su daug informacijos. Ir kitais metais čia bus pasaulio čempas, kaip jau sakiau, bus žiauriai įdomu. Tai ką, tokia pirma mūsų dalis, atsisveikinam ir susimatysim antroj. Pažiūrėsim, kaip mums seksis toliau. O jeigu nesiseks, aš tikrai turiu ką jums papasakoti įdomus ir smagaus. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Nemunas šiandien, ne. Bet aš galvoju, su tokiais rezultatais dar galima kažkur tai išlysti. Nesvarbu, bet šiandien aš noriu jums papasakoti apie įrankius, kuriuos aš naudoju, nes šiemet daug kas Okumui pasikeitė. Jau praktiškai sezonas įpusėjo. Ir testai vyksta tikrai pačiom įvairiausiam žuklės sąlygom ir tikrai labai smarkiai. Tai visų pirma, kas yra pasikeitę Okumui, būtent šių metų. Atkreipkite dėmesį, kaip tik šalia yra sena, praėjusių metų ir nauja. Tas pats testas, 3,90 m. Tai universaliausia, ką galiu pasiūlyti, tai testas 60-120 gramų. Jin visiškai nebijo perkrovimo ir metimas su ją pakankamai tolimas. 50-60 metrų, jokių problemų ir nekartą naudojau 140 gramų šėryklą. Kotas visai nestena, būna, kad kaktai stena, jau ten užsimuojus, bando atsilenkti, neišauna, ne. Vat ką padarė Okuma, kad kotai iš tikrųjų, aš manau, kad liko pernykščiai blankai, nes jie labai panašus. Tiesiog šiemet atsiradimo proga jie pakeitė žiedus. Žiedai, kaip matot, palyginus su sena meškerė yra tolimo metimo
visai kitos kojelės, ar ne, žiedai galingi, lenkti iki pat viršaus. Ir toks pagrindinis skirtumas, kad praktiškai metant, kad kažkas užsimestų valas ant žiedo ar ne, atšautumėt žiedą, ne, to nėra. Tai be abejo, pakeisti žiedai leidžia daug jaukiau elgtis su žūklės įrankiu. Toliau vietoj kamštinės rankenos padarė EVA rankeną. Ir kodėl? Todėl, kad mes, žvejodami dugninę meškerę, žiauriai sterlinam, įsipurvinam, skersai išilgai ir vat nuo tokios rankenos plauti prilipusius jaukus, visokius liekus yra 1000 kartų patogiau. Ir būtent su šio meškerė mes šiemet pradėjom savo pavasarinę žūklę ir iš tikrųjų jos buvo žiauriai geras, buvo testuojama ir buvo gerai gaudoma. Dar vienas žūklės įrankis, kuris irgi protestuotas jau galingose srovėse, tai, kaip matote, 150 ir 4,20 m. Pats galingiausias žūklės įrankis. Jis jau reikalingas mums toli mesti, greitai traukti, kai būna per varžybos. Dėl to ryte aš naudoju obsidianą, ar ne, jeigu prieš tai aš naudoju Seimarą šiemet. 6000, kodėl? Todėl, kad tai yra labai galingas stabdis. Prieš tai naudojau custom blekus feederius, tai irgi labai smagus. Dugniniai meškeriai taip pat skirtos rytės. Kaip matot, jos praktiškai korpuse vienodos yra. Tik čia yra galingesnis dragas, tai yra stabdis ir su jau 120-140 gramų šėryklą traukti jokių problemų. Tuo tarpu gal kai kam atrodo ir keistai, kad čia stovi obsidianas, ar ne? Bet tai rytė, kurie gali jums padėti greitai traukti sunkų dalyką, sunkias šėryklas, nes kartais reikia gaudyti iš vidurio Nemuno ir mes naudojam 140-160 gramų šėryklas. Ir vėlgi Okuma 8K, kiek teko pabandyti, jai visiškai nusispjauti į viršutinį testą. Tai jeigu jis rašo 150, mes sugaudė 160 ir 180 gramų šėryklom, nebuvo jokių problemų, o galinga rytė, aišku, tai yra dar galingesnis dragas, naudojamas srovėjai tam, kad jūs galėtumėt galingai tvarkytis su žuvim ir su dideliais svoriais. Tai, kaip jau sakiau, šiemet tų testų buvo žiauriai daug ir sakau, atkreipkite dėmesį, kad yra pakeisti žiedai, persimetimai dingo visi, raudona graži spalva, o dabar apžvelgsim trumpesnius įrankius. Nu, trumpesniko tai irgi lygiai taip pat gražiai suprojektuoti. Pats trumpiausias 3 metrų, dar vienas 360, 20-60 gramų ir 3 metrų iki 30 gramų. Tai puikiai matėte, kaip tokie liauni įrankiai tvarkosi su dideliam žuvim. Galim tuoj pat iliustruoti. Tai yra tikrai dideli gražūs karšiai žvejojant Method feederiu. Ir aišku, paskutinis mūsų pasirodymas, tai nuostabi linų žvejyba, kurią matėte praėjusioje laidoje. Ten irgi matėt, kaip įrankiukai atidirbinėja, kaip su jais dirba. Tiesa, dar viena labai puikia dugniniai meškeriai fiderinė rytė išleista, Invicta, su kuria man teko labai gražiai pasidarbuoti keletui žvejybų. Ten jau aišku mažesnė rytė, 5000, skirta tokiam karšiam, linam, iš vidutinio atstumų, stovinčiam vandenį, bet aš žiauriai patenkintas, jau 3 metus dirbu su Okuma 8K įrankiais ir jeigu dar nesusigalvojat savo žūklės įrankio, rekomenduojam. Nu, šiandien mes viskas, pabaigėm savo pasirodymą. Ką, mūsų treniruotės reziumė kokia? Alikas gaudė smulkę žuvį 2 valandas, visą laiką sėdėjo ant stambios, nepagavo stambios, bet pažiūrėkit, kiek pagavo smulkios per 2 valandas. Mano žuvis atrodo taip, per 5 valandas.
Tai vienareikšmiškai, jeigu projektuoti varžybas, tai aišku reikia sėdėti ant smulkios. Pažiūrėsim, kas pasikeis, nes smulkios per 5 valandas tu gali pagauti daug daugiau negu tą vieną sazeniuką, porą karosų ir 2 saujas smulkmės. Tai įdomu, yra apie ką pagalvoti, ar ne? Laidą Vienam gale kablys remia Okuma, įkvėpti žvejybai.